Chance Technology, the podcast. Sveiki visi, sveiki atvykę į naująją Chance Technology podcast'o laidą lietuvių kalba. Šiandienos epizode paprašiau prisijungti Neringą Zavackienę. Sveiki. Neringa ne tik priklauso Chance Technology ontologijos komandai, bet ir turi įvairiapusės patirties verslo ir technologijų srityse. Neringa įgijusi magistro laipsnį ir sukaupusi didelę patirtį mažmeninės ir verslo bankininkystės srityse. Yra dirbusi įvairiose pozicijose, nuo klientų aptarnavimo iki Apple programėlių kūrimo. Chance Technology ontologijos komanda sudaro įvairių tautybių žmonės iš viso pasaulio. Kartu jie kalba daugiau nei 60 kalbų. Neringa, kada pirmą kartą išgirdai apie ontologijas? Pirmą kartą apie ontologijas išgirdau tik tuomet, kai perskaičiau Chance darbo skelbimą. Tačiau plačiau apie tai sužinojau jau pradėjusi dirbti įmonėje. Čia mes kuriame kalbos ontologiją, tai yra lingvistikos žinių atvaizdavimą. Tai apima žinias apie žodžių reikšmę, žodžių tarpusavio ryšius ir natūralios kalbos apdorojimo iššūkius arba tai, ką dažnai girdime kaip natūralios kalbos apdorojimą kompiuterinėje lingvistikoje. Kaip galėtum paaiškinti, ką daro žmogus dirbantis ontologu? Paprastai tariant, mes esame tarsi bibliotekininkai, o mūsų ontologijos duomenų bazė yra tarsi didžiulė biblioteka. Biblioteka suteikia skaitytojams prieigą prie knygų, o bibliotekininkas padeda jiems rasti juos dominančias knygas. Mes, ontologai, lydime savo naudotojus po ontologijos duomenų bazę su žmogiškųjų resursų duomenimis. Kaip kiekviena knyga bibliotekoje turi savo klasifikacijos kodą tam, kad būtų tinkamai surūšiuota ir sutvarkyta, taip ir mūsų kaip ontologų kasdienime darbe. Nuolat dirbame su įvairiomis profesijų sąvokomis, kurias reikia suklasifikuoti ir stengiamės jas sutvarkyti pagal ontologijos taisykles. Man patinka šis pavyzdys. Norėčiau pridurti, kad tuo pačiu mes mokome ir dirbtinį intelektą, nes atrenkame atitinkamą turinį ir informaciją ontologijai ir analizatoriui. Tokiu būdu geriname atitinkamų duomenų tikslumą ir kokybę. Iš kur gaunate minėtas profesijų sąvokas? Gauname informaciją iš darbo skelbimų ir gyvenimo aprašymų, taip pat iš importuotos ir atvaizduotos duomenų bazės, oficialiai prieinamų duomenų rinkinių, taksonomijos ir kito. Kaip elgiatės tuomet, kai aptinkate sąvoką, kurios nėra duomenų bazėje? Pirmiausiai, tokios sąvokos yra priskiriamos grupiai be kategorijos. Tuomet mes tikriname, ar sąvoką galima sujungti su jau mūsų duomenų bazėje esančia sąvoka. Jei ne, turime atsižvelgti į tai, kiek specifinė ar bendrinė yra sąvoka, kad galėtume ją tiksliai klasifikuoti. Taip pat tikriname sąvokų panašumą. Kaip tu prisidedi prie mūsų Chance ontologijos kūrimo? Ontologijomis galima sudaryti semantinį modelį, kuris padėtų nustatyti gyvenimo aprašymuose ir darbo skelbimuose slypinčias prasmes ir panašumus. Siekdama šių tikslų prisidedu kuriant tinkamą struktūrą tarp sąvokų ir jų grupių, vertinu duomenų ir vertimų kokybę ir nuosekliai pildau ir koreguoju daugiakalbės ontologijos arba žinių reprezentacijos duomenų bazę. Kaip atrodo ontologijos kuratorės diena? Mano kasdienės užduotis atrinkti sąvokas pagal ESCO ir LPK kodus, tvarkyti su šiomis konkrečiomis sąvokomis susijusius terminus ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai hierarchiškai susieti. Svarbiausia užduotis – patikrinti, ar terminai yra teisingi atitinkamomis kalbomis, įskaitant vokiečių ir anglų kalbas, o mano atveju ir lietuvių kalba. Tiems, kurie nėra susipažinę su ESCO terminu, norėčiau paaiškinti, kad ESCO reiškia Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorių, o trumpinys LPK reiškia Lietuvos profesijų klasifikatorių. Taigi šie kodai, apie kuriuos kalbėjo Neringa, skirti profesijoms klasifikuoti. Būtent. Tačiau Neringa, ar sąvokas, su kuriamis dirbi, yra susijusios tik su profesijomis? Ne, ją sudaro įvairios šakos, pavyzdžiui, įgūdžiai, specializacija, išsilavinimas, įgaliojimai, pramonė. Kalbant apie įgūdžius, skiriami kietieji arba kitaip techniniai įgūdžiai.
Tai yra su darbu susijusios žinios ir gebėjimai, kurių darbuotojams reikia darbo funkcijoms atlikti. Ir minkštieji arba asmeniniai socialiniai įgūdžiai, kuriais galima apibūdinti asmeninės savybes, padedančias darbuotojams puikiai jaustis darbo vietoje. Išsilavinimo šaka tai sąvokų rinkinys pagrįstas studijų sritimi, kvalifikacija, laipsniu, sertifikatu, profesija arba internetiniais kursais ir mokymais. Beje, prasidėjus mūsų purčiusiai pandemijai, įvairiose platformose, pavyzdžiui, Coursera, Udemy, LinkedIn, paskelbta dar daugiau internetinių kursų ir mokymų, o tai paskatino didelę skaitmeninę transformaciją švietimo srityje. Suprantama, tai logiška. Atlikdami analizę pasižymime tam tikrus kursus, mokymus, pavyzdžiui, klinikinis natūralios kalbos apdorojimas, Python duomenų analizai ir vizualizacijai, skaitmeninė rinkodara arba internetiniai SAP mokymai. Šių kursų ir mokymų žymėjimas ir susiejimas su konkrečiamis profesijomis padeda mums sudaryti geresnę galimų atitikties rezultatų apžvalgą. Taip pat tikriname ir redaguojame su profesijomis susijusias tokias sąvokas kaip išsilavinimas ir patirtis. Be to, mes identifikuojame konkrečius terminus iš darbo skelbimų ir gyvenimo aprašymų, siekdami sukurti auksinio standarto duomenis dirbtinio intelekto sistemoms. Kas yra aukso standartas? Neuro ir kompiuterinėje lingvistikose auksinis standartas reiškia rankiniu būdu paruoštą arba pažymėtą duomenų rinkinį, kuris gali kuo tiksliau atspindėti norimus rezultatus. Tai gali būti foninės žinios, skirtos mokyti dirbtinio intelekto sistemas pagrindinių profesijų, geografinių objektų, žmonių, įmonių sąvokų arba patirties su mašininio mokymosi algoritmais. Supratau, tuomet grįžkime prie dirbtinio intelekto programų mokymo – kurti pažangius rezultatus. Taip, mūsų misija suteikti šioms programoms kuo daugiau kokybiškų duomenų. Klaidingos žymos ir anotacijos gali lemti klaidingą ir netikslų subjektų identifikavimą. Jei norime, kad dirbtinio intelekto programos veiktų kaip žmonės, turime būti puikūs anotatoriai ir mokytojai. Tik tokiu būdu sukursime tikrus į žmogaus intelektą panašius rezultatus. Su kokiais iššūkiais susidurėte? Mes dirbame su daugiakalbė duomenų baze, todėl susidurėme su daugybė iššūkių, nuo nuoseklumo iki dviprasmybių problemų. Vien tik tai, kad turime patikrinti, ar visi terminai visomis kalbomis yra semantiškai nuoseklūs, yra didelis iššūkis. Ar turi galvoje kokį nors pavyzdį, kuris padėtų mums tai suprasti? Pavyzdžiui, nesenai aš dirbau su profesijos terminu batų gamintojas. Mūsų duomenų bazėje yra skirtingų hierarchinių medžių ir aš susiduriu su iššūkiu, kaip būtent šią profesiją priskirti prie žmogaus, kuris batus gamina rankomis, ar žmogaus, kuris valdo batus gaminančią mašiną. Žinoma, šiais laikais yra labai daug automatizuotų darbų, tačiau vis dar yra žmonių, kurie labai unikalius batus gamina rankomis. Suprantu, todėl labai svarbu suprasti kiekvieną sąvoką. Taip, visada turime nuspręsti, kuri sąvoka turi priklausyti kuriam medžiui ir teisingai ją priskirti. Todėl tai gana sudėtinga. Kuo tau patinka šis darbas? Kompiuterinės lingvistikos žinias galima pritaikyti įvairiose srityse. Tačiau tai, kad dirbame su žmogiškųjų išteklių duomenimis, yra labai įdomu. Analizuodami gyvenimo ir darbo pareigybių aprašymus, mes taip pat galime pastebėti ir naujausias žmogiškųjų išteklių rinkos tendencijas. Prieš pradėdama dirbti šioje įmonėje, nežinojau, kad pasaulyje egzistuoja toks milžiniškas profesijų kiekis. Mano darbas dar įdomesnis dėl to, kad į savo duomenų bazę įtraukėme konkrečiai šaliai ar kultūrai būdingas profesijų sąvokas. Pavyzdžiui, gintaro rinkėjas ar žemaitukų arklių augintojas, abi šios profesijos yra būdingos Lietuvai. Be to, kai kalbama apie gyvenimo aprašymo ir darbo skelbimo analizę, dažnai ją atlikti yra gana sudėtinga, nes jie yra vis išradingesni. Ką turi omenyje sakydama išradingesni? Pavyzdžiui, nesenai dirbau su darbo skelbimu apie paplūdimio gelbėtojo paiešką, kur darbdaviai klausė, ar kandidatas yra matęs serialą Gelbėtojai, kuris buvo populiarus Lietuvos nepriklausomybės pradžioje apie gelbėtojus. Tai buvo tarsi pageidautinas reikalavimas priimant į minėtą poziciją.
Įdomu, gal būsimieji darbdaviai buvo šio serialo gerbėjai, bet vis tiek keista. Galvoju, kaip tokį reikalavimą galima įrašyti į darbo skelbimą, tiesa? Nemanau, kad būčiau tai įrašiusi darbo skelbime. Kaip elgeisi? Šiuo atveju tai nebuvo įgūdis ar kas nors, kas galėtų būti kaip reikalavimas ugniagesiui gelbėtojui. Todėl mes dažnai tai pažymime kaip netinkamą įgūdį. Kaip matote, kasdienis darbas su darbo skelbimais kartais gali būti stebėtinai juokingas, bet kartu ir labai sudėtingas. Kodėl? Pagalvokite, kad darbo skelbimuose rašoma daugybė perteklinių reikalavimų. Mums žmonėms, skirtingai nuo mašinų, gali būti šiek tiek keistas reikalavimas paplūdimio gelbėtojui būti žiūrėjusiam tam tikrą serialą apie gelbėtojus. Tačiau mes suvokiame, kad tai nėra visuotinis pagrįstas reikalavimas. Mašina to atskirti negali. Suprantu, ką nori pasakyti. Prisimenu šį tarptautinės darbo organizacijos dokumentą. Didelių duomenų panaudojimo galimybės numatant ir priskiriant įgūdžių poreikius. Nuorodą paliksiu podcast'o aprašyme. Jei mąstytume apie darbo skelbimų analizę didesniu mastu, kuo daugiau darbo vietų pateikiame mašinai, tuo didesnė tikimybė rasti tokios ne visai tinkamos informacijos, taigi ir painiavos bei neteisingų rezultatų. Būtent, Laura, todėl svarbu išsamiai išnagrinėti duomenų visumą, nes informacijos gausa ir aktualumas tarp laisvų darbo vietų labai skiriasi. Taigi kruopščiai atrenkate neaktualią ir perteklinę informaciją ir jei anotacijų pakanka, mašina patobulina tokių subjektų išskirimą. Ar aš teisi? Taip, ir manau, kad tai būdinga ne tik aktualiai ir pertekliniai informacijai. Mes taip pat gebame pastebėti subtilias darbo skelbimo detalės, kurios dažnai yra numanomos, paslėptos nuostatos apie išsilavinimą ir mokymą, kvalifikaciją ir patirtį. Jei jos nėra tiksliai atvaizduojamos semantiškai, atvaizduojant informaciją, surinkti duomenis gali būti iškraipomi. Dėkoju, Neringa, kad šiandien prisijungiai prie mūsų. Manau, kad dabar tavo dėka geriau suprasime, kodėl ateityje už duomenų modeliavimą ir toliau bus atsakingi daugiausia ekspertai, o ne algoritmai. Labai prašom, buvo malonu. Ačiū, kad klausėte ir iki malonaus.